iš MBS. O, sveiki, nesitikėjot? Tai pačiam jokinga. Čia blooperį galėsim dėti. Can't Ninja Turtles, Teenage Mutant Ninja Turtles. O, sveiki, nesitikėjot, kad sugrįšim, Dominykas kelia ranką, kad nesitikėjo, aš keliu ranką, kad nesitikėjau, bet mes čia praėjo viso labo kokie 365 dienos, bet mes sugrįžom. Sugrįžom dėl jūsų sekėjai, dėl jūsų klausimų, kada nauja laida, Deividai, kur tu dingęs, kodėl nedeklaruoji pajamų, kas tau moka. Šiandieną keliaujame prie nuostabiųjų Puma batų. Simboliška, po metų pertraukos sugrįžtame vėl su trenksmu ir su Puma. Jeigu galvojat, kad be ryšio melodiją įsijungiau pradžioj, galvokit iš naujo. Nesinori laidos pradėti nusivylimu, bet storuliai čia nėra picos. Čia yra naujasis Puma kolabas su turtliakais. I like your vibe. I like your vibe. I like your vibe. I like your vibe. Kas tie vežliukai iš kanalizacijos? Ne, tai tikrai ne tie 4 bomžai, kuriuos tinkat stoteliai. Ir kaip jūs reportaže pristatyti? Bomžas? Aš bomžas. Tai yra 1984 metais dviejų bičiulių sukurtas komiksas, skirtas pašiepti tuometinius superherojus. Hey, that's it. We should become superheroes. Squeeze me? Nors tai turėjote būti paprastas satyrinis kūrinys, komiksai susilaukė milžiniško pasisekimo. 90-mečio pradžioje išleisti vežliukų ninzių žaislai karaliavo topuose ir užėmė 3 vietą. Šiaip geriau pagalvojus, vežliukų ninzių scenarius yra gan įspūdingas. 4 vežliukai išmoko ninjutsu iš žiurkės. Well, dude, these are some moves that my master Splinter has taught me to protect myself from people like him. Valgo pizzas, bando pakabinti žurnalistę. Thanks, man. She called me Mikey. And we're teenagers, but we can still have adult conversations. Hi! Ir kovoja prieš kai samurajų panašų šrederį, kuriam padeda šernas ir raganosis, o jų bosas yra smegenis pilve. Destroy them all! Įspūdinga. You want Rangers? You gotta go through turtles. Mutants! Tai aš galiu jau žiūrėti, nes man vis tiek reikės žiūrėti. Should we open it? Careful. It could be dangerous. Ir netikėtai atidarius picų dėžę randam pizzą su visais 4 superherojais – Rafaelas, Donatellas, Mikelandželas ir Leonardas. O šiaip kas nors pagalvot, kodėl jie mėgo pizzą ir kodėl jų vardai itališki? So the turtles are all Italian? No. I named them after my favorite painters and sculptors of the Italian Renaissance. Kaip jau nekartą esu minėjęs, aš labai mėgstu detalės ir Puma šį kartą jų nepagailėjo. Turim 4 spalvų batraiščius, kaip žinia visi vežliukai turi skirtingus akių raiščius, nes kaip kitaip tu juos atskirtum. Taipogi yra skirtingų pinų su visais vežliukais. Papildomai dar turim pinų su pica, su kažkokiom raidėm TN, NT, nežinau ką reiškia. Gal žinot, parašykit komentaruose. Ir pagaliau mano rankose Puma Suede XL modelis. Kuo jisai skiriasi nuo klasikinio Suede? Storesnis. Po XL dydžio intro rankose Puma Suede XL modelis. No way! Kuris nuo klasikinio Suede skiriasi tuom, kad yra gerokai storesnis ir didesnis. Yes! Ir kai visuomet grįžtu prie detalių. Liežuvėlį puošia logotipas. Visi Puma logotipai ant šonų turi savo unikalias spalvas, kurios vėlgi sutampa su vežliukų ninzių spalvomis. Ir jeigu tau dar maža detalių, yra kanalizacijos dangtis, ant kurio užrašyta miesto kanalizacija. Nuostabu. Apžiūrinėdamas vidpadžius netikėtai atradau, nieko aš netradau, mačiau YouTube'ai, bet apačioje yra dar pica. Tai suprask, jeigu kratytum batų dėžutę, kuri atrodo kaip picų dėžutės, pica iškristų ir išsilietų.
Jeez, where's your off switch? Pirmoje laidoje aptarti Beaver ir tešlagalvio kėdai ant padų turėjo užrašą Cornholio. Šiuo atveju turim visų vėžliukų nindzių sakomą frazę Kavabanga. Tiesą pasakius nežinau, ar visi taip sako, bet atsimenu, kad vienas tikrai sako ir jūs tikrai nepatikrinsit. Atskiro dėmesio žinoma verta ir pati dėžutė. Ant viršelio matome vėžliukus. Žiūrint iš šono atrodo, kad tai yra 3 picų dėžutės, ką jau aptarėm. Yra žymusis šūkis Kavabanga. Nu ir viskas. You want a piece of me? Na ką, kėdo apžvalga baigta ir aš labai džiaugiuosi, kad Pumai pavyko daug geriau nei 2016 metų filmui su Megan Fox. Land. That's harsh, man. Na ir jeigu vėžliukai nindzė sugeba išlysti iš kanalizacijos ir užsisakyti pizzą, mes tikrai sugebėsim iškepti daugiau laidų. Iki kitų kartų. Could we interest you in a subscription to Turtles Home Companion? Oh no! April sure was mad. Oh well, you know women.